Marius, ne? Donatas. Kas mūsų dėmesį iš tikrųjų patraukė, tai kad jūs pasirašėte savo stende, kad jūs ieškote partnerių. Ir tai yra toks nedažnas sprendimas, kad tiesiog tiesiai šviesiai parodoje pasakyti, ko jūs čia ir susirinkote, ar ne? Tai norėjau truputį paklausti, kiek laiko ruošitės parodai ir ar dažnai dalyvaujate tokiuose parodose? Parodose dalyvaujam dažnai, Lietuvoje pirmą kartą, tai brandas yra įnešamas į Lietuvos rinką pirmą kartą. Prasme, tai turbūt tas stendas visur daugiau mažiau jisai yra panašus, kadangi Lietuvoje plotas yra pakankamai mažas, ne, mes čia pasiėmėm, nes pirma patirtis, pasižiūrėsim, kaip važiuoja. Tai pasiruošimas buvo pakankamai lengvas, ne, bet kai turi mažą plotą, tu turi kažkaip jį ir protingai išnaudoti. Ir kitas dalykas yra, jeigu turi ką pasakyti, sakyk garsiai. Ne? Tai va šitas užrašas ir reiškia, kad mums nereikėtų kiekvieną kartą paminėti kažkam, galbūt jums įdomu, mes rodom savo žinią ir tada žmonės patys prieina ir klausia, o kas tai yra partnerystė, kaip jūs ją įsivaizduojate. Ne? Tai yra žymiai paprasčiau, mes sutaupom laiko, mes duodam žinią, paleidžiam signalą, o kas reaguoja signalą, mes visais bendraujame.